pasigadinti. Where are you heading today? Okay, so let's meet here. Thanks. Lenktynės prasideda. Kaimynai irgi plaukia, sakė, susitiksim po vėlos. Tai. Nepameni, kai buvo švartovai pavilos, tai ar ilgų reikėjo? Man rodos, kad trumpų reikėjo. Trumpųjo, ne? Per ilgus turėjom, ne? Tai gal neilgint ar šiek tiek? Ne, galima neilgint, manau. Tikrai buvo trumpesnė negu kad dabar. Gerai. Išplaukiam iš Ventspilio. Visą susitvarkymai po išplaukimo. Švartovų susirinkti, kransus susirinkti, susitvarkyti visą. Niekas niekur nesilauktų, niekas niekur nesimaskatuotų. Tai čia dar vieną kitą kartą sugrįžti. Nėra labai čia įdomu. Bet kad čia tas toks uostelis prieš tariamą. Paskutinis, galim sakyti, čia nakvynė, tada jau į aną pusę. Jeigu neplaukt per naktį. Tariamas per naktį plaukti irgi nieko gero. Nu, nebent jau rytą plaukti tos vandenis, nes ten akmenų daug visokių šūda. Reikėjau žiūrėti atidžiau. Plaukia. Užava Mendolė maždaug šitą vietą. Vėjas pakštagas, bet toks
silpnas, kai čia mažai traukia. Paskui turėtų biškį pastiprėti. Kaimynai irgi ne kažką greičiau juda. Reikia su buriam, bet ir su varikliu, nes vien tik tai su buriam, tai mes čia iki rytojaus rytą plaukti. Jau reikia labai giliai į jūrą įsilysti, kas irgi iš principo daug neduot neįlauka. Žodžiu taip. Lenktyniaujam su švedais, kurie taip pat plaukia į Pavilostą. Kaip čia mes plaukiam dabar? Peteliškė. Čia Marius ruošia pietus. Noriu jau daržovių troškinto visai. Lenktynės pralaimim kol kas. Davė mums per šoną ir nuplaukė tolyn. Štai pirmą kartą plaukiam vien tik buriam. Aha, iš tikrųjų. Arba ne toj pusėj vėjas, arba per silpnas, arba dar kažkas. Bet koks malonumas, ane, plaukti be variklio. Ja, visai tylu, ramu, vėjas. Pats tas toks, nei per daug yra. Einu arčiau, nes mikrofoną neužsidėjai. Nei per daug, nei per mažai, toks pats tas vėjas. Aha. Malonus šiandien plaukimas labai. Mes tik tai esam burių šešėlį, tai man biški darosi vėsu. Matau pas bičiulius, galim irgi taip sakyti. Tai yra besideginančių kairiam borte. Guli saulėje. O kitiems matau, kad irgi šalta nuėjo apsirengti. Liemenė užsisegė iš naujo. O, kokie debesis pas tave. Geri. Kodėl taip sakai? Gražiai atrodo. Puošia dangų. Ir kojom šalta. Nu dar geriau, einu ieškoti vilnonių kojinių. Ir dar viena Karšta diena, o va, mes tai šalam nosis, kojas. Netvarka. mama, nesiplėm dar vieną pledą. Gerai. Vieno dar neužtenka. Taip jau biškį geriau.
žalias ežerėlis tarp žolės ir vyturių. Stovi pieno fabrikėlis ant kojelių keturių. Kaminėliai du mažyčiai, tik nerūksta dūmai, o aplinkui pieniai žydi, o koksai gražumas. Prisigersiu pieno šilto, kiek tai norėjo. Juk mamytė, mano mamytė šito fabriko. Prisigersiu pieno šilto, norėjo. Juk mamytė, mano mamytė. Sakyk, kad dainuosi visą dainą. Tu mama, tu nedainavai. Kaip tai nedainavau, ką tik pabaigiau dainą. Ar girdėjot karkinčią? Nežinau. Galbūt sapne. Kas galėjo tai ištart? Kalba šitokiu balsu. Paukštis didelis. Varna Albertina. Mane stebinka kankina. Sapnuoju vis girdėdu karą. Smagiai pasnauskaniai paknakt. Esu aš Varna Albertina, kurią net skrendant miegas ima. Taip tingisi sparnus suglaust. Reikia apsiversti ir pasnaust. Varna Albertina. Varna Albertina. Nu įsitaisė, gražuoliai, prieki savo. O mane paliko padėsi. Ai, mesiu. Ašaras išbarsto aš jau nelažas jūra Marija, kad užmiego čiausias dykumas ir kalnais. Paleidžiam tą smogų likimą, o patys
saulė vandenyno gelmėse. Mano saulė vandenyno gelmėse. Baigiam atplaukti į Padugostą. Žiūrėsim, kaip pasirodys iš antro žvilgsnio. Iš pirmo žvilgsnio labai patiko. Koks bus antras įspūdis, matysim. Nueisim to įleist biurą. Kaip ir atlingavom su pedališkė praktiškai visą kelią. Plaukimas mūsų čia. Kaimynis biškį greičiau atplaukė. Bet nieką čia mes atsilikom palyginus. Kai plauksim į uostą. Mama, kas čia vyksta? Mama. Būdas nuleidimas, kas gyko nuleidimas? Pasakyk. Nuleisim Grotą ir Genują. Tėti šotą trauk. Labai matosi tie balti. Išmesk, čia sėdi. Gerai? Muzika groja, bet šiaip išsijungdavo, kai filmuodavo. O dabar jau jūs girdės spektaklis. Dabar taip susigenai. Man atrodo. Dabar suksimės. Plaukia, šviečia saulė. Žvaigždėta yra šviečia.
Muzika dar. Tokios mes klausom dabar. Ir nes aš negaliu perjungti. Tada visas išjungti. Kaip sekasi vyniotis? Aš turėsiu išmesti ratus. Kai mes suplauksime uostelį, tai mes jau dabar atgal plaukiame. Štai ir Liepoja plauksime. Žinai kada? Jis liečia labai saulė ir labai karšta. Man Estijoje. Ai, bet liūdė vyksta. Vanduo, laukia. Eisim pirkti ledų. Taip, mama? Kokių du pirksi? Sugalvojai? Šerbetą. Gal šerbetą. Aš ir jo, tu tėti. Nežinau. Tai man čia atrodo tas dėmesys kaip kačiukas. Čia kaip vėžliukas. Svarduliuojam, kad sunku biškį nulaikyti. Taip žinot, kaip mažam vaikui. Raudona boja su žalia boja. Čia jums patraukti. Ten žalia boja. Ten raudona boja. Ten uostelė. Į paplūdimį pasivaikščioti. Nu, ir ate, mama, sakyk. Mam. Ką? Koks žuvingas uostas. O dar vieną plokštę matau. Ir tokio Plokščią? didumo. Plekšnė. Plekšnė, taip? Nu jau kokia didelė. Ir ten. Norėčiau pažiūrėti. Mhm. Nevalgomas. Jum abiems su tėčiu tik maistas galvoj. Einam ledų. Spėkit, kas čia galėtų būti per pastatas. Aš žinau.
muzikos mokykla. Ot, išdaviai. Aną kartą jau 100 kartų pro ją ir niekada neatkreipiu dėmesį į lentelę. Dabar žiūriu, kad prašom. Povilostos muzikos mokykla. Liuks. Kokioj romantiškoj vietoj. Mat kaip tu moki. Tai ne vietoj stovime. Ui, atsiprašau. O tai kaip aš nenusimanau žvejybai. Va dėl to ir reikia liemenės vaikam. Kad patys netaptų didesnių jūros gyventojų grobių. Ne, čia aš pasakos tokiais motyvais kalbu. Oho, kas čia dabar į kitą krantą nusvedė? Na gerai, lauksiu vakarieniai žuvies. O ką? Čia taip nelengva sužvejot. Galvoju, kad lengva. Ne, negalvoju, bet kažkodėl taip matau, kad Tai tu pamačiau žuvį. taip šauniai sekas, tai galvoju, kad ir sužvejosi gal. Oho. Nagi. Tai Adelija, nu tai mano buvo prie mano žuvies. Mama, parodyk mano žuvį. Prie jauko. Prie, kaip čia vadinti? Prie tokios žuvytės mano. Kur nėra net nematau. Čia, tai čia. Ai, va. Aha. Čia tokia Taip. žuvytė. Aha. Ir prie jos buvo ešerys, nu, kažkokio tokio dydžio. Ir jis kibo, bet jis neapžiojo. Tad aš... Tos žuvytės. Jo. Ir aš bandžiau pagauti. Žuvį dabar bandau. Gerai. Vis. Pasilginau valą. Bandau pagauti. Gerai. Gal ir pagausi. Tėveliam vakarienė. Ir man gal gali duoti. Adelija, aš tau dar parodysiu, ką su meškere dar sužėjau. Tokį vabalą. Su meškere. Išgelbėjau. Jis skendo. Tokį ūsorių kažkokį.
grįžti į Pavilostą. Čia labai saulėlydžiai gražūs kiekvieną vakarą. Tada rūkas buvo, paskui irgi toks gražus dangus. Taigi va, Unė susirado draugę, valgo vakarienę ir eis praustis ir miegoti. Aš irgi draugę susiradau, Merį.